Mes ir vėl gamtoje, žaliuoja, paukščiukai čiulba ir kepsime grybų pyragą, grybų kišą. Na, ne visuomet norisi kepti mėsą, žuvį ar kažką rūkinti, o tiesiog gabalėlio skanaus pyrago. Juolab, kad jau greitai miškuose bus pilna grybų, iš kurių bus galima pagaminti tokį patį pyragą. Na, šiandien aš nusprendžiau užsikurti tiek mažąjį, tiek didįjį Big Green Egg ir parodysiu, kad kartais yra tikrai patogu, jeigu turite 2 kepsines, jose taip pat galima pagaminti ir pagaminti greičiau. Pradėsime nuo pagrindo. Pagrindą reikės apsikepti, o tešla, na, jos galite rasti praktiškai bet kurioje parduotuvėje. Tai yra bemielė sluoksniuota tešla, tokiais didesniais gabaliukais. Turiu 2 gabaliukus, turiu ketaus keptuvę ir dabar reikės įdėti į ją tešlą. Išsikirpau štai tokį gražų apskritimą. Paimsiu vieną tešlos lakštą. Taip, pasistengsiu per patį vidurį uždėti. Štai. Tuomet paimsiu antrąjį tešlos lakštą. Uždėsiu taip. Štai. Kad susiklijuotų. Ir truputėlį pakočiosiu. Ir dabar šį tešlos lakštą įdedu į ketaus keptuvėlę. Nieko baisaus, jeigu kraštai neypatingai lygus, jeigu biškį išlindęs koks kampelis. Na, mes juk gaminam gamtoje, gaminam savo. Svarbu, kad tešlos kraštai būtų pakilę iki praktiškai viršaus. Tuomet pasiimu šakutę, čia labai svarbu, ir subadau tešlą. Nes jeigu nėra orui iš apačios kur išeiti, jis tiesiog kilnoja tešlą. Jeigu jisai išeis per tas skylutes, tešla iškeps tolygiau. Grilis įkaitęs iki 150-160 laipsnių, netiesioginė kaitra. Atvykdamas į gamtą pamiršau vieną dalyką, bet gaminant gamtoje visą laiką reikia suktis iš padėties. Įprastai, kepdamas, tarkim, savo virtuvėje, įtiesiu popierių ir priberiu kažkokių tais ar žirnių, ar pupų, ar specialiai tam skirtų rutuliukų, kad padas kuo tolygiau iškeptų. Na, aš tą padaryti pamiršau, tai tiesiog įtiesiu sviestinio popieriaus ir pridėsiu to, ką turiu, tarkim, šaukštų. Tešla keliauja į mažąjį Big Green Egg grilį, keps apie 20 minučių, 25 galbūt, tol, kol pagrindas pakankamai stabiliai ir gražiai paskrus. Na, o kol kepa pagrindas, pasiruošim įdarą, grybų įdarą. Taigi grilis įkurtas iš anksto, netiesioginė kaitra, jau kaista ketaus puodas, kuriame keps įdaras. Naudosiu kelių rūšių grybus, portobelo grybus, tai tokie dideli rudi pievagrybiai, jie turi daug tokio grybų skonio. Naudosiu kreivabudės. Jos šiek tiek gležnesnės, minkštesnės, tačiau valgant išlaiko tokį traškumą. Na, o gražaus vaizdo ir dėl skonio įdėsiu štai tokių mažyčių šimėjų grybų. Jie čia tikrai puikiai tinka. Na, kaip ir sakiau, jeigu turite šaldiklyje, tarkim, užsilikusių kažkokių grybų, baravykų, rudmėsių ar kažkokių kitų miško grybų, su jais bus tik daug skaniau. Pirmiausia, svogūniukai. Turiu 3 nedidelius svogūniukus, kuriuos supjaustau šiaudeliais. Dabar į įkaitintą puodą įpilsiu gerus 2-3 šaukštus, gal šiek tiek daugiau gero alyvuogių aliejaus ir įdėsiu porą šaukštų sviesto. Na, kepinti grybai su svogūnais ir sviestuku sukuria ypatingą skonį, tad sviesto čia tikrai reikėtų. Na, o aliejus tam, kad nesudegtų taip labai stipriai pieno baltymas, nes jeigu įdėsiu į karštą puodą sviestuką, gali labai greitai sudegti pieno baltymas ir atsirasti nemalonus toksai degėsio skonis vėliau įdare. Taip, mažieji grybukai. Tai su jais labai paprasta, nupjaunam dalį, nuo kurios jie pradeda augti ir perpjaunam tiesiog taip perpus. Toliau kreivabudės. Jas taip pat nupjaunam tą dalį, nuo kur augo. O viskas kitas tiesiog
pasismulkina, suplėš. Grybus iš viso geriausia būtų plėšyti. Ir portobelo grybai. Grinai estetinis dalykas, aš visuomet rekomenduoju iškrapštyti šitą, kaip sakant, sijonėlį vidinį. Tiesiog pasiėmus šaukštelį galima jį tai vat gražiai nukrapštyti. Tai nėra būtina, jokių būdų, tačiau estetiniai dalykai maiste yra tikrai svarbus. Todėl reikėtų į juos taip pat atkreipti dėmesį. Na, grybai paruošti, pasmulkinti ir keliauja į grilį, į puodą, čirškėti kartu su svogūniukais. Taip pat įmėsiu keletą šakelių čiobrelio ir šakelę rozmarino. Su žolelėm nieko nedarysiu, nesmulkinsiu, nekaposiu, tiesiog įmesiu pakepti kartu su svogūnėliais ir grybais, kad kuo daugiau aromatų papultų į įdarą. O vėliau tiesiog paimsiu ir ištrauksiu. Kvepia mišku. Grybukai apkepė, netgi pradėjo lengvai skrusti, atėjo eilė 4 skiltelėm česnakų, na, galima jų įdėti ir daugiau. Tiesiog patraiškau ir įmetęs užpilsiu pusę litro grietinėlės, riebios grietinėlės, 35 maždaug procentų. Ir grilyje visas šitas grybų, svogūniukų ir grietinėlės gardumynas turės garintis, kol grietinėlė sumažės praktiškai per pus. Jinai sutirštės ir įdaras bus, na, toksai dar gardesnis. Grybų įdaras padarytas, padas apkepęs, beliko keletas žingsniukų ir kišas keliaus užbaigti kepti į griliuką. Taigi turiu 8 kiaušinių trynius ir juos dabar įmaišysiu į grybų, grietinėlės šitą skanumyną. Maišysiu palengva, dėl to, kad jeigu sumesiu ir taip lengvai pramaišysiu, kiaušinis tiesiog dar nuo karšto įdaro gali sukepti, sušokti. Tad nuolat maišydamas po vieną trynį įmaišau. Tryniai sutvirtins vėliau kepantį įdarą ir bus labai skanu. Šiek tiek druskytės, labai daug nepadauginu, nes dar užsitarkuos nemažas kiekis parmezano, kuris taip pat yra sūrus. Tačiau čia taip pat reikėtų šiek tiek druskytės ir šiek tiek šviežiai maltų pipirų. Taip, dar kartą permaišau ir įdarą užpilu ant apkepusios tešlos. Puodas dar karštas, tad reikia būti labai atsargiam. Tolygiai paskirstau. Ir dabar užtarkuoju daug sūrio. Kišas su grybais pasiruošęs keliauti į grilį. Jis įkaitęs iki 200 laipsnių, netiesioginė kaitra ir kepsim maždaug 15-20 minučių. Reikia, kad įdaras, na, sutvirtėtų ir viršuj sūris gražiai apskrustų. Na, pyragas kepė 20 minučių, visas sutvirtėjo, sūriukas apskrudo. Dar turiu palaukti 15-20 minutėlių, kad galėčiau išimti iš keptuvės, prapjauti ir paragauti. Na, bet tikrai žinau, kad manęs su komanda šiandien laukia tiesiog nuostabus pietus. Užsukite į kepsninės.lt ir sužinosite dar daug labai įdomių receptų, bei sužinosite, kiek visokiausių priedų turi šie nuostabus žali kiaušiniai.